Sveiki. Man atrodo, kad aš jau matausi ir mes jau susijungiam. Šis mano pasidalinimas yra skirtas žmonėms, kurie jaučia kažkokius keistus, neįprastus galbūt simptomus. O gal tai yra tiesiog netokie dažni tie simptomai, tokie kaip irzulys, piktumas, toks padidintas streso lygmuo. Ir galbūt kažkokie tokie nutikimai, kurie atsitinka netikėtai, tarsi iš giedro dangaus, kaip yra sako lietuvių tokia patarlė, ne? Ir ne patarlė, o pasakymas, posakis. Ir galbūt kažkas dūžta, kažkas griūna, kažkam tai su kompais yra negerai, galbūt įsiblaškimas ir taip toliau. Aš visuomet mėgstu tyrinėti pati save. Tai aš esu pati savo neatrasta ir pažinimo žemė, ir kai aš jau tai kažką atrandu, tai būtinai su kitais dalinuosi. Todėl ir šiandien noriu su jumis pasidalinti, nuraminti, tiesiog pasidalinti, tai galbūt, sakykime, tom astrologiniam žiniom, bet iš esmės viskas ne apie tai. Aš visada noriu sakyti, kad mes nesam savo aplinkybės nevaldomus. Mes tiesiog turime tokias viduje galias, kurios padeda tas aplinkybės paversti palankiom aplinkybėm, kad ir kokias jos bebūtų. Tačiau, kaip ir kiekvienas žmogus, aš taip pat ir jūs esam kartais, pažeidžiami. Kaip sako, kiekvienas turi savo achilo kulną. Ir būna tų akimirkų, būna dienų, būna ciklų, būna kažkokių asmeninių ciklų, būna visuotinių ciklų. Tačiau visą laiką aš kviečiu į tai, kad mes tiesiog atrastumėm savy tą jėgą. O dabar pradžioje, iki to, kaip tą jėgą galima atrasti, aš papasakosiu jums šios dienos gyvenimą savo. Kažkaip vakar aš šito taip stipriai nepastebėjau kaip šiandien. Ir galbūt mano pasidalinimas nuramins jūs, kad čia su kiekvienu gali taip vykti iš tikrųjų ir tai yra bendra tendencija. Čia jau yra bendras ciklas. Tas ciklas tai yra vakar, šiandien ir rytoj, tokios planetos kibios ir aršios kaip Marsas ir Uranas susijungia ir dar yra kažkur tai ten šalia žvaigždė Algolis. Aš nesu tokia smulkmenų astrologė, daugiau maštabiškų tokių suvokimų astrologė, daugiau apie energijas esu negu apie pačias planetas. Tai duoda sprogimo efektą, tai duoda netikėtumą ir tai duoda tokį, šiaip apskritai šitom dienom, jeigu taip žiūrint jau apie tas rekomendacijas, nerekomenduojama nei kažką su pinigais per daug daryti, nei, ta prasme, pirkti kažkokius dalykus, galbūt netgi daryti pavedimus didelius. Taip pat pirkti orgtechniką, daryti operacijas ir taip toliau. Ir apie tokius visokius maštabiškus susijungimus jums tikrai bet kur galite, bet koks astrologas jums papasakos, nes apie tai tikrai daug informacijos būna. Bet šį kartą aš labai pati ant savęs pajutau, todėl ir panorau pasidalinti, nes papasakosiu, kaip viskas buvo. Aš pati apskritai labai, pas mane Uranas labai stiprus yra, stipriai išreikštas ir man labai kibirkščiuoja dažnai. Daug įvairiausių įvykių su technologijom atsitinka tokiais etapais. Tai man kaip buvo šiandien, aš ryte buvau pas tėvus, dar vis viešėjau, šiaip aš gyvenu Klaipėdoje, aš buvau Utenoj ir šiandien iš pat ryto sėdau į mikriuką ir jisai greitai atvežė į Klaipėdą. Ir atvažiavau į autobusų stotį, to mikriuko laukti, tai buvo labai labai ankstyvas rytas, atsibudau užsimiegojus, greitai šokom į mašiną su broliu ir pakeliai aš supratau, kad man atrodo, kad aš palikau kompiuterio, tą tokį blokelį, į kurį mano Apple kompiuteris ir į kurį kišasi laidai ir telefonas, iPhone'as, žodžiu, ten viskas labai labai sujungta ir labai reikalinga buvo. Ir aš kadangi turiu šiandien vakare mylimą veiklos naujiems laikams irgi vieną iš finalinių susitikimų, aš
pasigėdau to dalyko, sakau, broliui, va, nėra, nu, sako, nebevažiuosim jau toliau, autobusas jau to, nu gerai, sakau, tai iš Klaipėdoj nusipirksiu. Ir, bet dar belaukiant autobuso pastebėjau tokį keistą, mano visa ranka dešinė, tarsi kažkokiu stipriu dalyku būtų, tiesiog kaip nagais subraižyta iki kraujo tiesiog, bet niekur, nei vakar, nei šiandien nebuvo jokių tokių dalykų, kad aš būčiau kažką nusibrozinus, susižeidus ar panašiai, bet tai yra labai skaudus randai, nu, akivaizdžiai tai nėra kažkoks mažas įdrėskimas. Iš kur jie atsirado, aš neturiu žalio supratimo. Toliau aš atsistojau autobusų stoteliai, laukiu ir aš tokį laikrodį man sesuo padovanojo išmanųjį, na, per kurį girdisi ir skambučiai labai gerai, nes aš dažnai juos pražioplinu. Ir aš kažkaip net nesuprantu, kaip tas laikrodis blinkti, jisai nukrito nuo mano rankos ant žemės. Ir tai aišku, kad ciferblatas sudužo. Nu, ten plasmasė, bet vis tiek suskilo. Ok, atsisėdau, galvoju, ką čia reikės toliau daryti su tuo kompiuteriu, bet pamėgojau, galvoju, reikia nueisiu kokią nors parduotuvę ir nusipirksiu Klaipėdoj. Nueinu aš į specializuotą mekų parduotuvę, ten aišku nėra, bėgu aš į Avitelą. Aviteloj nueinu, randu kažką panašaus, kažkokį tai dalyką, nes matotgi, markė skiriasi, tie išleidimo laikas, reiškia, įtampa, kokią gali atlaikyti, žodžiu, daug ten tų technologinių skirtumų. Ir jisai, tas vaikinas pasižiūri, sako, nu va yra, ir sako, va laideliai jums yra. Ir mes paimam tą adapterį, kuris pakrauti kompiuterį, ir mes kišam į šitą kompiuterį į lizdą ir nelenda. Bet esmė nelenda mano pačios laidas, ne jų laidas. Mes tiesiog norėjom patikrinti, ar veikia. Ir tiesiog paaiškėjo, kad mano kompiuteris taiga nebekrauna visiškai. Ta prasme, kad lyg ten viskas švaru, ten jokių dulkių nėra, dar tas vaikinas pravalė. Nesikrauna. O kai galvoju? Labai viskas smagiai įdomiai dėliojasi. Vienas įvykis paskui kitą įvykį. Ir vienu momentu pajutau toje parduotuvėje tokį šešėlį, lyg aš suirzau. Bet labai greitai tai pagavau ir paleidau. Ir toliau reikia dar man laidų pakuotę nusipirkti, nu, ten, kad sujungti telefoną su kompiuteriu, bet aš vis tiek galvoju, pirksiu, išspręsiu šitą klausimą su to lizdu kompiuterio pakrovimo. Ir, žodžiu, sakau, aš imu šitos 2 paketus. Jisai paima vieną iš jų, sako, kažkokia mistika, sako, o jo nėra pas mus, sako. Bet aš sakau, jį matau, bet sako, duomenų bazėje jo nėra. Sako, aš nesuprantu, kaip taip yra, bet vat, būtent šito, sako, ir nėra. Ir vat, tokie ir panašus dalykai, tai man toksai juokas suėmė. Aš taip, vat, tuo momentu jau man labai juokinga pasidarė, nes aš prisiminiau, kaip aš apie tai skaičiau, kad vat, galimi tokie visokie būtent tom dienom nutikimai. Ir aš pati iš tikrųjų pradėjau, nu, vakar nieko panašaus nejaučiau, o šiandien taip kažkaip tai jaučiau. Tada dar vienas toksai momentas, kuris akiniai, prašom. Irgi nulūžo kojelė, gerai, tvarkoja. Kažkaip spręsim visus tos dalykus. Tai iš tikrųjų aš pasakoju labai linksmai ir vat, mano dukra, beje, šiandien irgi aš jai padėjau irgi spręsti klausimą, jinai gyvena Olandijoje, jinai paprašė, kad aš atostogų metus organizuočiau jai vieną tyrimą. Ir vakar aš susiskambinau, viską sutarėm, kad viskas yra ok, jinai šiandien paskambino, o sakė, jie ne ta prekė, sako, labai nemandagiai šnekėjo. Ir, žodžiu, ten visiškai pasirodo negalima to tyrimo daryti, nu, žodžiu, kažkokia nesąmonė. Aš paskambinau, pradėjau kalbėti ir, žinot, sako, viską galima padaryti, sako, čia viskas, sako, nesuprantam, kodėl ta moteris taip pasakė. Žodžiu, matot, dėl ko aš taip pasako, aš nenoriu vertinti nei savęs, nei savo dukros, nei tų kitų žmonių, nei tų nepalankių aplinkybių, tiesiog reikia išmokti tuos dalykus, konstatuoti kaip faktus, tiesiog yra taip, taip yra, viskas. Ir tai jau yra priėmimas, tas pirmas žingsnis. Bet pats svarbiausias dalykas tokiose situacijose, ne pačios situacijos.
Ir jeigu aš tikrai nebūčiau padariusi ir nuolat bedaranti tam tikrų dalykų su savimi, niekada man nepavyktų išeiti su lengvumu iš šitos situacijos ar iš kitų situacijų. Ir užklimpti tokiose situacijose, kurios, na, iš tikrųjų, jeigu žiūrint protų mūsų, ne, kaip protas reaguoja, jos yra ne tik kaip nepalankios, jos yra erzinančios, jos yra neteisingos ir taip toliau mes galim krūvas epitetų uždėti, kokios tos situacijos ir kiek yra kaltų, gali būti kaltų, kurie išoriai yra, tie paveiksliukai išoriai, kurie jaukia mūsų gyvenimą. Bet kai pasižiūri tuo maštabu, kad ten kažkokios planetos pasibučiavo, tokios piktokos, susiraukusios viena ant kitos. Dar ten kažkokia pikta žvaigždė aplinkui slampinėja, ne? Nu, tarkime, įsivaizduokim, kad taip viskas ir yra, kaip kokia multikė, ne? Matykim, kaip Marsas su Uranu pasibučiuoja, kibirkštis sprogimai, nes Uranas labai sprogstas, aviacija, technika, visi tokie dalykai, viskas su to susiję. O žmogus yra tarsi atrodytų toksai kaip ir, ką jis vargšas padarys. Bet čia tai buvo anksčiau. Čia anksčiau mes buvome aplinkybių vergai. Dabar mes nebesame aplinkybių vergai. Mes esame savo aplinkybių šeimininkai. Tačiau, kad taptumėm tų aplinkybių šeimininkais, turim turėti tą vidinį stuburą, turim turėti tą vidinį aš ir suvokimą, kaip su tokiais dalykais tvarkytis. Nes tai, kas dabar čia yra, tai yra žiedeliai. Visi tie dalykai vyks ir vyks ir vyks, nes jie išmušinėja iš mūsų saugiklius, išmušinėja tai, kas iš mūsų turi išeiti. Tai, kad mes pamatytumėm, kasgi iš tikrųjų mumyse yra. Ką mes nuglaistume, užtapetuojame ir padarom kosmetinį remontą, kokiai stovyklėliai pabuvę, ne retryte, arba ten kažkur, bet visa tai vyksta ne stovyklose, visa tai vyksta ne knygų skaitime. Ir kaip viena mano pažįstama pasakė, aš irgi turiu Trockį lentynoje. Na, čia Trockis tarp kitko. Tai čia toksai žmogus, kuris daug ką moko apie jausmus mintis, ne? Ir aš pati tikrai daug su juo praėjau, bet šį kartą ne apie tai. Aš daugiau apie patį įsireiškimą, aš turiu Trockį lentynoje, bet turėti Trockį lentynoje, tai neturėti tas pats, kaip Trockis savo kasdienybėje ir savo kasdieniuose veiksmuose. Ir aš visada tik į tai lenkiu. Visas mano kalbos tik apie tai, kad mūsų kūryba, mūsų gyvenimo grožis, mūsų realybė kūrėsi mūsų viduje, o ne ten kažkur tai, kai tos aplinkybės susikibirkščiuoja. Ir jeigu kas pamenate, buvo mano kursas, berods pernai metų pabaigoje, pats savo guru, tapk laisvas nuo aplinkybių. Tai jisai buvo ilgas. Jis buvo mėnuo, jis buvo tikrai gana toks ilgas darbas buvo. Tačiau aš kuo toliau, tuo labiau prieinu, kad mes gyvename tame laike dabar, kai viskas turi vykti paprastai lengvai. Ir kur neturi būti tos kančios, sunkaus darbo, to tokio, kad mes turim daryti tuos veiksmus savo viduje. Faktas, mes nuo jų nepabėgsim. Ir aš tai vadinu praktikos ant taburetės. Tai reiškia, kad aš esu kažkur tai ir aš visą laiką esu santykyje su savimi, o ne santykyje su aplinka. Mano dėmesys visada yra mano viduje, o ne ten kažkur išoriai, kur žvaigždės jungiasi, kur kasininkė kažkokia mane apšaukė, arba ten kažkokia tyrimo komentuotoja, ne, magnetinio rezonanso, ne, telefonu. Ir aš tiesiog netgi galiu pavyzdį pasakyti, tą, kaip vyko. Dukra mano tai pavargus, visa strese, darbų daug, pailsėti negali. Aš buvau atsipalaidavus po tų visų terapijų aviteloje su tais laidais. Ir su tų suvokimu, kaip viskas mano akyse tiesiog griūna. Ir mane toks juokas pradėjo man. Aš tiesiog vietoj to, kad įsitempčiau, aš visiškai atsipalaidavau ir man buvo linksma, žiūrėjau kaip į žaidimą. Ir būtent su tokia emocija, su tokiu jausmu, su tokia būsena, aš ir paskambinau su žaismingumu, su lengvumu. Ir situacija įsisprendė lengvai. Jūs norite pasakyti, kad čia atsitiktinumas? Aš tokių atsitiktinumų turiu labai labai daug. Iš tikrųjų, kai stebi savo gyvenimą, tu pamatai, kad tie atsitiktinumai nėra atsitiktiniai. Kad viskas yra sukurta tokiu spragtelėjimu. Kada dėmesys pagauna kažką ir sąmoningai mes sugebam persijungti. Ir kaip aš minėjau, kursas buvo ilgas pats savo guru. Dabar aš noriu lengvumo, aš noriu visame labai greitai padaryti. Ir 22 dieną Liepos prasideda, aš vadinu tai žydinčia alchemija, kur 21 dieną
po 15-20 minučių eisiu į eterį ir kalbėsiu žmonėm apie tai dėl kelių priežasčių. Pirma, kad palaikyti tą dvasią, kad nenuslysti nuo to vektoriaus, kuris labai labai svarbu šiandien, kada mūsų realybė kūrėsi labai labai greitai. Ir kad mes išliktumėm tame vektoriuje, kad mes net nuslydę nuo jo vis tiek sugebėtumėm, atrastumėm būdų, turėtumėm įrankius, kaip greitai, lengvai, su lengvumu, paprastai vėl sugrįžti į save, į savo vidinę tą ašį, ne? Toliau, kodėl aš dar tai darysiu? Todėl, kad reikalinga išmokti perprogramuoti save. Ir mano paskutinių mėnesių turbūt didžiausias tyrinėjimo objektas tai yra būtent perprogramimas. Saviprogramavimas ir perprogramavimas. Nes mes, žmonės, esame kompiuteriai. Iš tikrųjų mes esame programos. Ir jeigu mes veikiame inertiškai pagal tą programą matricos, kuri surašyta čia, ir ką mes vadiname savo patirtim, bet kas iš tikrųjų nėra mūsų patirtis, o tik tai tam tikrų reakcijų rinkinys, kurias mes automatiškai skleidžiame, mes automatiškai jas darome, ne? Tai tiesiog viskas vyksta pagal tą pačią programą, bet jeigu mes tą programą sulaužom ir išeinam už jos ribų, su perprogramu, su saviprogramavimu kasdieniu, ne, ir būtent tam bus skirta 21 dienos ta praktika. Aišku, vasara, šilta, karšta netgi, daryti nieko nesinori, suprantu, bet aš tiesiog antiek jaučiu poreikį jūs pakviesti tai, kad antiek tai man atrodo reikalinga, nes tai bus lengva, tai bus paprasta ir jums nereikės tikrai daug sunkiai dirbti. Kad tiesiog va tas 15, 10, 20 minučių ir rašymo praktika, kurią jūs kiekvieną dieną ar ryte ar vakare galėsite atlikti. Ir dar negana to, aš tame kurse pasidalinsiu, 21 dienos kurse, aš pasidalinsiu nauja informacija, visiškai man pačiai nauja. Ir ką aš atradau, ką suvokiau ir kaip tai veikia, nes aš viską, ką suvokiu, visą laiką patikrinu, kad atiduočiau jums. Ir kaip vis dėlto svarbu yra, kad ta jausmas, pavyzdžiui, erzelys, piktumas, ne? Arba dar kažkoks kitas jausmas, nerimas, pavyzdžiui. Tai iš tikrųjų labiau būsenos, o ne emocijos yra. Nes jos trunkančios, jos daugiau trunkančios kurį laiką, o tas, kas plyksteli, tai yra emocija. Tai jos apskritai net faktiškai neegzistuoja, nes jos yra palydovės minčių. Mintis visada yra pirminės. Ta aš visada kalbėjau. Mintis visada pasėja viską aplinkui. Bet kas yra labai įdomu ir ką aš jau išbandžiau, tą praktiką tokią, kuri akimirksniu galima daryti, tai reiškia, kada aš jaučiu kažkokią tai būseną, tokią kaip baimė, pyktis, dar kažkas tai. Aš turiu suprasti, kas už jos stovi. Kas už tos būsenos stovi. O už tos būsenos dažniausiai stovi manęs niekas nemyli. Ir jeigu mes atsuksim tą juostelę, pamatysim, kaip vis dėlto už daugybės būsenų, kurias mes vadiname negatyviomis, bet jos iš tikrųjų yra tik tai priedanga, kurią mes turime nutraukti ir išryškinti tos dalykus. Ir kaip kokia viena frazė gali pakeisti tą būseną manęs niekas nemyli. Arba baimę, nerimą, pyktį, stresą ir visas kitas panašias būsenas. Pasakiau jau labai daug, taip kad jeigu jūs tikrai jau atrodo, kad jums reikia kažko tokio, tikrai labai rekomenduoju ateiti į šitą susitikimą nuo kito pirmadienio. Tiksliau ne susitikimą, bet 21 dienos susitikimą, kurį aš pavadinau vasaros romanas su savimi. Skamba labai lengvai, visiškai jokio sunkumo, su lengvumu. Taip ir vadinasi, toks ir kodas šitos alchemijos. Lengvume. Ir jeigu jums įdomu, jeigu rūpi, parašykit, aš jums viską papasakosiu. Tai tiek žinių šiandien, o dar rytoj bus ta, kaip čia pasakyti, Merkurijaus, nusišneku, pamatot, irgi praėjo mintis tokios kažkokios, tai gal tikrai Merkurijaus, bet iš tikrųjų Urano ir Marso jungtis šalia žvaigždės Algolio, kurios duoda tokius supurtimus ir patikrina, o kasgi mes esame iš tiesų. Jūs iš tiesų esate dieviškas būtybės, o visa kita tik tai uždangalai, kurios reikia nusimesti.
Šiandien tiek. Iki.